išgirsti, kaip čiurlena upelis, matyti, greit auga žolė, pajusti, kaip kvepia žiedelis, te gamta širdį glamonės. Nei tu raudojai, nei tu pareisi, nei mes sugrįšim, nei mes pareisim, kol turim kelią, į priekį einam, kol turim klausą, girdime dainą. Žygio organizatoriai: Tvarkau Jurbarko kraštą, laikraštis Šviesa ir visa gausi, vieninga Viešvilės bendruomenė. Visi dainavom, kaip kas mokėjom, visi tylėjom, kaip kam reikėjo, o kelias bėga, o kelias dulka, ką susitiksim, laimę ar kulką. Labą dieną, sveiki atvykę į mažą Lietuvą. Postų vyresnysis Vakimis Radzušys. Prašom, muitinės procedūras atlikti. Pilnai. Rašyk vardus. Vardas. Tai duok. Žaneta. Deja. Ir dar uždaryti 2 savaitėm. Mes galim uždaryti 48 valandom ir prirašyti viską. Arba valgy duokit. Liksim be uždarbių greitai. Labą dieną. Sveriam, visas 3 sveriam. Čia savi ateina, žinau. Savi, kokie savi. Jo, sveriam. užpildyti davai. Zita Kelmickaitė. O, jas! Jo! Pažymėjimą duosim vardas. O, jas, aš galvau, kad čia aš savo. Elena Kanišauskienė. Tai kaip pasienio procedūra? Be žodžio. Kokią kontrabandą nešit? Šiuo metu lenkiškų sulčių. Kokią kontrabandą kuprinį? Kas? Kaip ten tas iš šią raidės vadinasi? Arvidai. Anodį. Iš šią raidės Anodį. Tolimas kelias, priešis vėjas, einame žemę įsimylėję. Nei tu raudoki, nei tu liūdėki, vietos užtenka galvai padėti. Ieškam dabar laubiukų. Ir nerandam. Ne, jis turi jisai. Čia. Užsirašinėjom vizitą į lobį. 9 šiandien. Išlikęs iš anų laikų, jokie dažai nepadėjo. Išsitaupė tas užrašas. Šitą, reikit, pilkit, bus lengviau. Pilna, pilkit, mes 4 išgersim. Ačiū. Čia yra pernykšti sula, o čia yra šiųmetinė. Ačiū. Kas čia ką tik buvo? O, štampa. Nei mes sugrįšim, nei mes pareisim, kol turim kelią, į priekį einam, kol turim klausą, girdime dainą, girdime dainą, girdime dainą, girdime dainą. Jo, apie rezervatą, rezervatų teritorijoje, apie rezervatą. Čia vietinė žaulelė. Pagrindė Uselienė čia tą visą botanikę ruošia, jinai žino receptūras, mums davė maišelius, kurios reikia sudėti, reiškia, katras po katro eina, irgi įdomu, reiškia, kad tą išgauti arbatos tą skonį, būtent taip reikia daryti. Čia yra medžių šakutės, kiekvienam po lapelį. Stirną matėm. Šaunuolės, nepaveikslavot? Tai labai greit prabėgome. O, reikėjo paprašyti, kad sustotų. Na, po lapelį užsirašot vardą pavardę ir jums reikės tiek nedaug. Va, yra, matot, yra numeriukai ir jūs tiesiog priskiriat tą numeriuką, į kurį medį jums panašiausia. Suprantat? Nu, čia žinokit, visi medžiai iš Karšuvos miško. Nėra iš parkų, nėra iš miesto atvažiavę. Viskas yra mūsų vietiniai. Raudojai, nei tu pareisi, nei mes sugrįšim, nei mes pareisim, kol turim kelią, į priekį einam, kol turim klausą, girdime dainą. Visi dainavom, kaip kas mokėjom, visi tylėjom, kaip kam reikėjo. Kaip gyveno žmonės jau 400
67 žmonės tiksliais duomenimis. 905 metais, tai reiškia beveik prieš 100 metų. Ir buvo stiklo fabrikas, buvo plytinė, kuri gamino baltas plytas ir iš jų yra pastatytas ne vienas apylinkės pastatas. Kelias bėga, o kelias dulka, ką susitiksim, laimę ar kulką. Tolimas kelias, priešais vėjas, einame žemę įsimylėję. Nei tu raudoki, nei tu liūdėki, vietos užtenka galvai padėti. Jėga. Gera kelionė. Tada valgysiu žuvienę. Šiek galus prakis. Maršrutas mažas. Aš jau varytą 50. Įveikiau 100 kilometrų. Jis savo jam trūko tiek iki 100. Į šią šventę atvykom iš Pagėgių valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės. Čia Viešvilės užkardos kinologai demonstruos parodomąją programą. Sujudėjo pažeidėjas, parodė agresiją ir... Taigi dalyvavo 96 žygeiviai, plojimai. Girdime dainą, girdime dainą, girdime dainą.